Treneris, sveikinimai su pergale. Trečias kėlinys buvo puikus, ketvirtam leidot varžovėm prisvyti, bet iškovojot pergalę. Kas svarbiausia akcentų jūsų akim buvo šį vakarą? Tai išlaikyti koncentraciją, žaisti tą, ką esam susitarę, tiek puolime, tiek gynyboje. Už gynybą tikrai panelėm rašau neblogą pažymį, puolime norėjau kažkiek momentais protingesnių sprendimų, bet džiaugiuosi pergalę, laimėti prieš Kibirkštį tikrai rimta, labai to džiaugiamės ir ruošiamės toliau sekančiam rungtynėm. Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje dar vieną kartą susitiksit su Kibirkštim, bet Baltijos lygos reguliariam sezone su šia iškovota 9 taškų persvara įgijot tarpusavio pranašumą. Kiek tai yra svarbu galutinėme reguliariam sezono taške? Tai bus svarbu, jeigu po lygiai pergalių pralaimėjimų turėsim, bet dar nemažai rungtynių liko, tai kol kas apie tai nelabai galvojam, bet aišku smagu, kad turėsim pliusą, jeigu to reikės. Maisa, important game and perfect win for our team. Your impressions about this game? I'm really happy with the performance of my team. We worked hard, we fought like capybaras, we did a good job and we deserved the win. You won by 8 points. How it is important on Baltic League? Every win is important, so we have to fight as much as we can to get like good positions on the overall team. So I'm happy that we could like get this win today. Trenere, trečiam kėliny nesusiklostė žaidimas, bet ketvirtam pilnai grįžot į rungtynes. Ko pritrūko tam lemiamam žingsniui pergalę iškovoti? Sakyčiau, pritrūko šalto proto, mes pradedam spausti, mes pradedam nebežinau ką daryti, ką žaisti, lipam į medį, nematom laisvų žmonių, neįjungiam paprasčiausiai galvos. Beveik 2,5 karto daugiau taškų pelnėt iš baudos aikštelės nei priešininkai, nors varžovės turi gana neblogą priekinę liniją. Ar buvo akcentas žaisti, ar tiesiog rungtynių eiga dėliojo šitą? Ne, ir akcentavom jų didelės, akcentavom ir tritaškius, aišku, nors kažkiek ir gavom, akcentavom viską, bet kažkur susigynėm, kažkur gal sakau, nežinau, gal neišreikalauju, gal reikia kažkaip labiau išreikalauti kažko. Dalia, kietos fiziškai rungtynės iš pirmo žvilgsnio, ko pritrūko pergaliai, kaip pati manai? Ko? Nu, šiaip manau, kad pritrūko taisyklių laikymosi mūsų asmeninio. Tai koncentracijos ir va tos, nes tokiam grajui kiekviena detalė yra labai svarbi ir jeigu kažkas, bent vienas žaidėjas išplauks sekundį, iš karto tas jaučiasi. Tai aš nesakau, kiekvienos ten porą kartų sudėjus, tai va ir gaunasi toks rezultatas. Ir aš išplaukiu, ar ten dar kas nors ir taip toliau, ir va taip pat ir gaunasi. Bet rungtynėse ne kartą pati ir ant parketo buvo atsidūrusi, ta fizinė kova jautėsi labiau negu įprastai, esate įpratusios, ar ne? Šiaip fizinė kova jautėsi tikrai stipri ir man atrodo kartais turėtų teisėjai šiek tiek daugiau kontroliuoti tokį, nu kaip pasakyti, nes aš dabar jaučiuosi tai kaip po karo lauko iš tikrųjų, bet leidžiant taip žaisti, aš nesakau, kad, nu, kai kur tikrai būna tokių epizodų, kur ten, nežinau, nu tikrai pražanga yra, bet jos nesušvilpia ir į tą pusę, aš nieko nesakau, bet kitas sykį tiesiog susitraumuoja žaidėjas ir viskas, tai man tai va tas labai nepatinka.